Šią savaitę daug kalbėjau, dalinausi informaciją apie spalvas mūsų lėkštėje, apie žalią spalvą, apie oranžinę, apie raudoną e, ir apie tai, kiek daug naudingų maistinių medžiagų slepia tos daržovės ir uogos. Kaip ir supratote, kaip ir girdėjote, kiekviena spalva reiškia skirtingus tokius augalinius junginius, kurie yra reikalingi mūsų organizmui. Tai yra flavonoidai, tai yra karotenoidai, įvairios kitos medžiagos, kurios padeda mūsų organizmą saugoti ląsteles, stiprinti mūsų imunitetą ir tiesiog palaikyti tą tokią bendrą pusiausvyrą. Būkime mes tikrai ir savo atviri. Ar tikrai kiekvieną dieną mes toj savo lėkštėj turime pilną tą vaivorykštę, pilnai tų uogų, vaisių ir daržovių, ne? Deja, taip tikrai nėra. Kartais netgi mes galvojame, kad valgome pakankamai gerai, bet, kai sakau, pastebėkite ir pažiūrėkite, kad mūsų tas organizmas tikrai jaučia visai ką kitą, nes mes dažnai maistą valgome akimis, o mūsų organizmas vertina tai, ką iš tikrųjų jisai gauna, ką gali pasisavinti. Ir būtent dėl to aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę rinktis produktus, kurie ir yra sukurti iš to maisto, kas mūsų lėkštėje. Pavyzdžiui, yra Neolife kompanijos produktai, ne? Pagal tas pačias spalvas sukurtas, pagal tas pačias grupės, pagal šeimas, tai yra karotenoidai, spalvos iš daržovių ir vaisių, flavonoidai, kopūstinės visos, kryžmažiedės daržovės, jų visi kompleksai. Tai reiškia, kad mes galime papildyti savo organizmą ir būtent tomis medžiagomis, kurių mes ir neduodame iš to savo lėkštės tam savo organizmui, ne? Žinoma, tai tikrai maisto nepakeičia, bet toksai būdas yra papildyti organizmą tomis medžiagomis, kad tos sistemos veiktų ir ta vaivorykštė būtų mumyse. Todėl pirmiausia, spalvos yra reikalingos lėkštėje, o jeigu reikia, mes tada galime savo papildyti tabletėmis, ne? Taigi, gamta jau yra sukūrusi visas spalvas, kurios maitina mūsų organizmą. Tik tais belieka jas pasirinkti ir papildyti jomis savo organizmą, savo vidinę vaivorykštę, kad mes trykštumėme energiją ir sveikatą. Taigi, sveikatos, sakykime, kažkokie tai sutrikimai, ne? Ar atsiranda ar silpnas imunitetas, ar kažkokios kitos kraujotakos problemos, ar raumenų kažkokie tai sutrikimai. Viskas yra dėl to, kad iš mūsų lėkštės organizmas negauna pakankamai tų maistinių medžiagų. Ir tikrai ne dėl kažkokio tai vaisto stygiaus mūsų organizme atsiranda vienokios ar kitokios sveikatos problemos. Taigi pasirinkime ir duokime savo organizmui visą tai, kas jam yra natūralu ir kad jisai atpažintų ir galėtų pasisavinti ir tiesiog mes jaustumėmės gerai. Neolife kompanijos produktai tai yra mūsų šeimos pasirinkimas, sveikatinimosi būdo pasirinkimas ir tiesiog aš linkiu jums taip pat rasti savo sveikatinimosi būdą, o jeigu kilo kažkokių tai minčių ar klausimų, visada esu atvira, rašykite, klauskite, susisiekite ir pasikalbėkime apie tai.